Kaip manai, kas parašė tavo kodą? Vat būtent tavo asmeninį kodą. Kodas tai yra tai, kaip tu matai pasaulį, kaip tu jį supranti, ko tu nori, ko tu nenori, ką tu jauti, ko tu nejauti. Tai yra kodas. Ir kaip manai, kas jį parašė? Ir koks to kodo rašytojo yra tikslas? Kodas parašytas tam, kad tu elgtumėsi pagal kodą, kad tu reaguotum į situacijas taip, kaip parašyta kode, kad tu išgyventum skausmus taip, kaip įrašyta kode. Bet kodas praleidžia vieną labai svarbų parametrą. Žinojimą, kad tu tą kodą gali keisti. Ir va šitą žinojimą kiekvienas iš mūsų asmeniškai turim daryti iki jo pats. Supratimą, suvokimą, kad aš galiu tą kodą keisti. Reiškia, aš galiu keisti, kaip aš reaguosiu, ko aš norėsiu, kaip aš jausiuosi. Šitą dalyką galima keisti, bet tai į kodą neįrašyta. Dėl to, kad tas, kuris kodą rašė, žino, kad jeigu tu sužinosi, jog gali keisti jo kodą, tu perimi kontrolę gyvenimo į savo rankas. Tai ar tu žinai, kad tu gali keisti savo gyvenimo kodą ar ne?